konkurencija su futbolu yra, ne? Ne, tai taip, konkurencija su futbolu, futbolas ima, ta vaikai nori eiti tą futbolą žaisti. Štai čia, žinai, man tai yra nesuprantamas dalykas, bet reikia įsiaiškinti, kas ir kur ir kaip. Ir Reikia pripažinti, kad, kas liečia futbolą, atėjo daug naujų buvusių žaidėjų, pats žinai, turbūt apie ką kalbam ir taip toliau, ir Darvydas, ir stadioną pasistatė, ir dabar žiūriu, ten dar vienas stadionas važiuojant į Molėtus pastatytas treniruočių. Tai žmonės dirba, daro superinį darbą, tai automatiškai tų vaikų prisišaukia, nes, futbolas, kai buvo populiariausias sportas, tai turime pasaulyje, tai jis ir bus ir niekas nesikeičia, tai mes čia krepšinio šalia. Vienas yra vaikai, vaikus įtikinti. Tai čia, žinai, yra mažiausia dalykai. Kitas yra tėvai, kas tuos vaikus reguliuoja daug. Žinai, aišku, tau nueisi ten gal ir tą gražiau, kažką, žinai, naujau, patogiau, ten kažką, ten vaikui palakstyti patinka ir taip toliau, bet, žinai, manau, didelė dalis, ką tu turi ir yra tėvai. Noriu to, bet, aš kaip tėvas žiūriu, mano vaikas pasakytų, aš noriu futbolą žaisti. Ir ką tu, ta prasme, neleist? Aišku, ne. Kodėl? O kodėl aš turiu leisti? Bet jeigu jis nori žaisti futbolą. Ką jis nori, tai jis dabar norėjo tenisą, jis dabar tą nori, jis rytoj kitą. Tai gerai. Mokykla, kuri padarė daug gerų žaidėjų. O jei jis lankys futbolą, tai ką man tada daryti? Man teiktis, kad gal jis bus Luka Dončičius? Ne, tai bet palauk, čia, ta prasme, tai gal jis bus geras futbolistas? Gal, tu žinai. Gal. O tu iš kur žinai, kad jis bus geras krepšininkas? Aš nežinau, bet aš bent turiu pavyzdžių. Aš kaip žiūriu, aš bent turiu pavyzdžių. Lietuvos futbolio pavyzdžių? Neturiu, pasakyk. Aš Jankauskas, Šemberas. Tai superiniai žaidėjai. Ar Lietuvos mokyklose yra visų pirma? Ar jie dabar Lietuvos mokyklose? Ne, prieš tai, kur jie auga. Pavyzdžiui, mes turim 2 gerus hokeistus, geriausius, Zubrus ir tą. Kur jie užauginti? Vienas Rusijoje, kitas Linas, lygiai taip pat prašė į tenisą, lygiai taip pat prašė į motokrosą, lygiai taip pat prašė į hokėjų, lygiai taip pat dabar ateis paprašys į futbolą, tu sakai, ne, į futbolą ne. Kodėl? Ne, nes dabar atėjo laikas, kai jau reikia kažką sportuoti. Dėl to, jei jis būtų manęs 5 ar 6 metų į futbolą, aš jį būčiau leidęs metam. Nes šiaip gerai kojom, aš sutinku su to. Gerai ten palakstyti, viskas gerai. Bet tai nereikia turėti čia kažkokių, aš tai neturiu drambliuko idėjų, kad staiga bus futbolistas. Šiaip matematiškai žvelgiant, teisingai sako Linas, futbolistų tapti Lietuvoje, ten nežinau, kokia tikimybė krepšininkų didesnė. Aš galvoju, čia yra kaip mano manimu, tai nėra teisingas mąstymas leisti ten, kur didesnė tikimybė, kad gal, aš neturiu svajonių, bet norėčiau leisti ten, kur gal galimai jisai gali tapti geresnių to sportininkų. Lygoj turim kiek ir viską. O kiek futbolų žaidžia čempionų lygo? Kiek futbolininkų? Kiek futbolininkų žaidžia gerose komandose, bent kažkur ateina iki to, ką mes turime krepšinį? Aš suprantu tai kodėl man čia sėdėti ir svajoti apie kažkokias rožinės paveikslus? Jo, davai, bet mano tai bus futbolininkas. Ne, mano tai grinai, kuris bus, jis dramblys bus. Ko jam ten lakstyti? Ne, aš supratau, tu turi kažką prieš futbolą, bet... Aš neturiu. Aš palaikau futbolą. Strėlių vėl vienas šitą, futbolistų bus strėlių. Kokių strėlių jie, tegul eina, golą įmuša. Ten strėlę tegul paleido. Kokių jų čia strėlių? Strėlių. Gerai dirbat, žemiausio lygoje sėdit. Ką jūs kalbat? Strėlių. Čia jūsų kreipiais į mane. Tu irgi su savo futbolistais jau ten sėdė. Su savo futbolistais. Tu irgi. Mes dar pasieksim pergalių. Žinai, kaip sako mūsų futbolistai, blemba žaidžiam gerai. Tikrai turim to, viskas šviežiasi. Net nukritome žemiausią lygį. Nė vieną tašką nepaėmė. Jo, bet blemba jau prošvaistės tikrai yra.
Ne, aš tik tai noriu pasakyti, kad dabar tikrai matosi jau keletas metų, tikrai, kad yra žmonės, kurie deda didžiulės pastangas į va šitą, dėl ko mes pradėjom visą šitą diskusiją nuo kaip masiškumą pritraukti. Aš tik tai ir sakau, kad žmonės daro superinį darbą ir jie dėl to tos vaikus prisitraukia, nes aš sutinku su tam, kad mes pasistatėm vieną futbolo treniruočio aikštelę, tai fantastika, taip žmonės dirba, daro, viskas gerai, bet tu nuvažiuok ten ir suprasi, kad tu, aš sutinku, kad